Галерка! Atsargiai. Galiorka, team. Bet ne, 600 vatų. Įdėsim ir pasivysim. Ko man džiaugsma, taveš mane. Nu, pasivėjau. Galim pabiškį judėti link grupės. Taip ir važinėjom kiekvieną dieną 50 km/h. Ir pasivijom grupę. Praleidži. Pro turas. Pro, čia kaip ant ledo. Oi. Va, grande. Occupation dabar bus. Lendam į tą skargatvį ir susidėsim dviratukus ten visi gražiai. Ir nepasaugos, mes bahūrai pavalgės. Ne, normaliai. Mano pasimėm picytės. Nes rimti bernai valgo pyragą gimtadieninį, o aš valgau pizzą, nes aš ant dietos dabar nevalgau visokių nesąmonę. Nevalgai cukrų. Bet vis tiek rėmėjas Coca-Cola yra pagrindinė. Ne, manęs neremia nieko, bet jeigu nori kas nors remt, atleto.kalvė.lt. Tai va, parašykit ten sponsoriai ar kažkas. Va, mes čia valgysim dabar. Piccytė, čeburėkai mini, kolytė ir edgariūnė. Pro. Op. Čia dainiukas dažniausiai mane atitempia visą laiką į galą, bent jau pasarasis kelias dienas, ten biškai padėjo, biškai nepadėjo, tai mes taip... Biškai prievė galą nutipti. Jo. Stop, tai stop. Milimetrovkiam. Cik. Hola, señorita, gracias. Op. Dabar vėl per tunelius, ar ne? Jo. O, kas čia buvo? Užstrygo, raudona. Tai turi navigaciją. Jo, nes man sakė sėdėti ant rato. Aš sėdžiu ant rato. Tai jeigu jūs nesėdit... Kalnuos. Nesakyk, nes aš filmuoju. Tai sėdžiu kalnuose. Video žiūrinuose. Galiai. Ulijo. Ir sėdėsma. Tenai kalnuos. Tai kalnuos. Vieną žodžiu, pametėm pusę grupės. Ne, laukiam. Ir nieko nesilaukiam. Olia. Zing. Tai prieš metus laiko. O, čia buvo su lievom kojom, dabar žiaurios kojos dabar. Oi. Olia. Padėkokim tam ledų. Nieko čia nėra. Yra. Atsargiai priekį. Kas būna, kai sustoju pamyšti? Ogi reikia grupę vytis. Jie važiuoja km/h. Tai aš nežinau, kiek turiu važiuoti, kad grupę pasivyčiau.
Opa, opa. Į Europą. Grįžom namo. 80 km. Grįžom namo 80 km. Bachūrai nuvarė damušt 100. Aš jau nebegalėjau. Tik nieks nebegalėjo. Vartukai atsidaro. Vartai atsidaro. Ir tiesiai į garažą. Žiūrėk, nieks neminė 100. Visi išberėjo. Tik bachūrai minė 100. O taip ir būna. Taip ir būna, Dainiuk. Jau viskas. Kas čia gavos, kas čia gavos. Nu, Statistika. Čia ant rato dar sėdėjau. Aš tai nenorėjau. Finišas. Finišuojam. 80 kilometriukų. Užteko šiandien, užteko. Dabar reikia ieškoti eit valgyti ir gimtadienį švęsti. The next day. Išvarė mint 100 kilometrų. A ką mes? Mes šiandien geriam kavą, o rytoj minam 305 km. Va, jisai mins challenge, aš tik supportas būsiu padavinės jam. 22 kartai Kaldaratės pakilimą. 8000 metrų skalimo jau rytoj. Kiek valandų gaunas? Planas į 15-16 ateiti. 15 valandų ką aš darysiu, numiegos, pavalgys 2 kartus ir atvešim 10 gertųjų, turbūt karpsų. 100 gramų per valandą rinks, tai čia kaip ir standart, gal porą gėliukų, porą bananiukų. Tokia tai, o dabar mūsų dviračiai atvarėm į kažkur. Į kavinę, čia ukrainiečių kavinė yra. Jo, sakė, jisai pažįsta ten gražių mergaičių, aš tai nežinau, aš turiu žmoną. Atvažiuos, sakė, atvažiuos vakare. Ir... Na, dar vienas trečias. Na ką, 12 km įveikėm. Jo? Jo, ir paskui 12 km ir varom namo. Važiavom, Hebra susimyžo, tai čia tokia gyvenimo dalia. Purškė, ne? Purškė. Čia galima girtis ir girtis dar. Mojas vorkas. Nuvalytis nuo ryto jau. Jo, nu du raisas, elektroninis grupsetas. Prašė ratai 80-ukai, 40 average speedas laiko. Net mažiau nelaikom, karoči, 40. Taip lengvai, aš tai aišku ant rato sėdžiu. Riedam praktiškai. Riedam. Kas nutiko? www.atleto-kalvė.lt Dviračių remontas. Va, kokie šaunuoliai atletų kalviai dirba ir padeda, va, išvažiuoja neprisisukę krenkų ir va, ant gatvės sutvarko viską. IQ 1000. Eina. Antrą dieną čiuknius, draugelis, kambariukas, dead. Faktiškai kaip jauties? Atrodo, kad virdui sprogs. Negaliu pavydėti. Bet ką mums atnešė mūsų komandos narės geriausios. Aš mėgojau, kažkas mane žiūri, judino. Bam, kepsny su kruopom ir daržovyčiu. Viškai vaistų. Ir bandysim atsigavinėti, jau 2 dienas nemynėm. Draugelis mynė dabar rekordą nori padaryti. 22 kartus į Calder Rates užkilt. Galvojam, varysim palaikyti jam kompanijos, bet turbūt, kad mes būsim šiandien lovoj. Iš šiandienos dienos tiek praktiškai. Susikroviau lagaminus, baigėsi paskutinę dieną. Darėme FTP testą, gaila nenufilmavau, bet draugelis biškis nufilmavo, gal kas matysis. Deduos lagaminą. Gėliukų 3 dėžės, kurių nesuvartojau. Dar visokių nesąmonę ant stalo, ant lovos pilna. Valgėm žiauriai gerą paeliją. Edgariūnė jau pasiruošęs namo, baulas čia.
viskas susitvarkė. Pirmas, aš dar naktį, nežinau, 10 val. Dviratį ploviau, nusiploviau dviratį su šlanga, viską parašiau, atiduosiu dviratį. Jo. Ir rytoj važiuojam jau namo. Tai tokias įtakelis. Tiek video prigaminau, kiek galėjau. Paskutinis reportažas iš namų. Tai turbūt čia šausim namo, jau. Kas čia, atsisveikinti reikia su karalienė, stovyklos karalienė, paskutinė diena, pabėgo nuo mūsų, bet pasivysimės ją. Čia jin turi mažą stovyklos naują narį, kuris dar tik vėliau lenks mus visus į kalną. Darysi filmų? Jo, apie stovyklą, kaip mums sekės mint, kaip visiems sekės mint. Tai čia Gabija, stovyklos direktorė, number 1, sakyčiau, dėl to, kad direktorius yra, tik mūsų direktorius, o eina visos stovyklos direktorė. Taip. Maikės, šortai, viskas pas ją. Jis atsakinga už visą produkciją. O čia kita komandos narė, kuria irgi jau baigėsi stovyklą kaip ir man, nes lieka tik tie, kas turi pinigų dar 2 savaitės, o kai tie ubagiukai praktiškai visi namo važiuoja, tai va aš važiuoju namo. Pagaliau namie, grįžau namo, nieko nepifavau, nei lėktuvė, bet stovykla gera buvo, bet žiūri šalta, žmonai pripirkau dalykėlių visokių. Opa! 2 maišai lauktuvių, pripirkau visko, Victoria's Secret, parfumerijos, ten kvepaliuko, visokių kitokių dalykiukų. Stovykla baigės, 2 savaitės baigės, buvo geriausias laikas gyvenime su geriausiais žmonėmis ir draugais, kuriais susipažinau. Tai jo linkėjimai visiems, jeigu žiūrėsit. Iš vasaros grįžau į žiemą, tai normaliai visai sakyčiau. Tik tai saulės nėra. Nu ir ką, liko pasiimt mašiną ir važiuoti namo. Porą valandų ir būsiu namie. Pamiršau paminėti, kad pamečiau bilietą mašinos. Tai nežinau nei kur mašina ir nežinau, nesusimokėjau 100 eurų už parkingą. Kaip aš išvažiuosiu iš parkingo ir kaip aš susimokėsiu 100 eurų. Ir kur aš susimokėsiu. Nežinau, reiks paskambyti customer support ar kažką tokio. Ir susimokėt gal leis. Nu vieną žodžiu, geras bairis. Pasižiūriu, piniginį nėra. Nebent dar gali būti šansas, kad aš tą bilietėlį palikau mašiną. Ėjau su mygtuku ir spaudžiu, kad sužibėtų mašiną, kad atrasčiau mašiną. Ir vienu žodžiu gavos taip, kad ne į tą parkingą nuėjau. Visą parkingą praėjau ir nebuvo, pasirodo, buvo kitam parkingė. Tai va, pagaliau radau savo limuziną, pasiimu ir važiuoju namo. Pasirodo bilietas mašinoj, radau mašinoj bilietėlį ir buvau pasiėmęs Powerade ir kakavinį barą. Suvalgysiu Energy Snacksą ir 2 valandas iki namos kortelę gavau, bet nežinau kaip sumokėsiu. Nes ten kaip išvažiuoja nėra kur sumokėti. Tai ar tik netiks eit peškom iki oro uostą susimokėti ir vėl peškom atgal, 20 minučių be reikalo. Bet tikiuosi nereikės, gal kažką ten prie to išvažiavimo kažkas su chimičiusiu čia. Bet pirmą pavalgyti reikia. Susimokėjau 120 vis dėlto euriukų ir važiuoju namo. Pasirodo, buvo galima sumokėti ir vietoj, tai tiek, dabar jau tikrai važiuoju namo. Ir dar parodysiu, gal namie, kaip grįšiu, ką aš turėjau slaptą dovaną žmonai, kur sakiau, kad vežu, bet ne vien Secret teorija, Secret maišelį ir dar visokių dalykėlių. Tai parodysiu namučiuose, kokį bairį aš jai pervežu. Dovaną, didžiulę dovaną. Pažiūrėt, kiek po stovyklos prieaugs ar neprieaugs, tai pasisvėriau. Gaunasi, kad 7,1 kilogramus. Buvo 7,3,5 ar 7,2,5, nebeatsimen, bet jūs gal atsiminsit. Nu va. O buvo, man atrodo, 7,3,5 ar 7,3 ar 7,3,5. Tai vadinas, stovykla išėjo į naudą. Labai gerai. Ir grįžtam į sportinį režimą. O ką vakar pervežiau žmonai, tai taip ir neparodžiau, bet sakiau parodys, bet vakar labai mėgo norėjau.
Tai nespėjau, tai einu parodysiu dabar. Nebeparodys, nes žmonės suvalgė. Iš tikrųjų, ten buvo su vėjo sumuštinis didžiulis, visas tas 30 cm, bet žmona jį suvalgė. Aš atidariau šaldytuvą ir nieko nėra. Taip kad, jo, tai buvo sumuštinuks skanus. Nu ką, paskutinis pasivažinėjimas kaip ir baigėsi. Ir ką aš noriu pasakyti, viskam ateina pabaiga, bet reikia kažką padėti atgal, o tai yra mano peilis, aštriausias peilis ir auksinis, kurį aš visą laiką vežioju su savim. Ir ką dabar padarysim su juo? Šiaip ne aštriausias, šiaip gan bukas, bet ką mes padarysim su juo? O tiesiog įdėsim atgal į stalčių ir susitiksim kitose video.